Sveiki, žuklės broliai. Šiandien ir vėl esu ant Želvos ežero, tai tikslas pagauti kuo daugiau skirtingų plėšrūnų, tai tikriausiai pabandysim ešerį, starkį, lydeką, jeigu pavyks ir šamą. Tai misija tokia, bandysim įvykdyti. Ir ką, pradedam, žiūrėsim, kaip mums seksis. Na ką, turim jau šiek tiek po 6, tai pradėsim tikriausiai nuo ešeriuko, pabandysim surasti, tikriausiai bus lengviausia. O toliau žiūrėsim, ką čia toliau pavyks rasti. Nedaug turiu išsiėmęs visus masaliukus, tai kažką bandysim. Oras tai tikrai nelepina. Va toks oras šiandien. Jeigu kažką pavyks pagauti, tai gal ir visai gerai bus. Atsidarėm su ešeriukais. Pirma žuvis. Visai greitai. Gal 5 metimai ir ešeriukas yra. Liko lydeka, starkis ir šamas. Dar gal keletą pabandysiu pagauti. Palauksim, kol oras pagerės. Lyja, saulė šviečia. Nu ką, oro nepasirinksi. Reikia džiaugtis, koks yra, kad tik pavyksta atvažiuoti pažiūrėti. Dar vienas ešeriukas. Su ešeriukais tikriausiai baigiam. Ir reikia liekti ieškoti. Lydekas, starkio arba šamo. Yra, įvyniojam meškerės ir lekiam pasižiūrėti lydekų. Galbūt pavyks surasti. Šerinės meškerės daugiau nereiks. Turim šamą. Gal užsifiksavo. Kibimą šamą. Kibimas šamą. Nedidelis bičiuliai, bet pavyko atsidaryti. Ešeriukas yra. Dabar belieka ištraukti šamą. Oi, kas geras kibimukas. Gerai. Turim. Gerai, kotukas dirba. O. Super. Super, bičiuliai. O, teik čia. Koks priešinas. Koks energingas. Netriukas bus. O, nelyski pavalti. O. Super. Super, išprašėm šamą. Dar starkio ir lydekos neradau. O, teik čia. Oi, gražus. Šiek tiek pamačiau. Pasiruošim. Kotas jau visų gražumų dirba.
Tam buvo ir planuotas šamui. Oi, metras plius. Teik. Smagu, bičiuliai. Oi, kaip smagu. Lenda po valtim nors tu ką. Išsikabinės tai neatrodo, kad stipriai. Turim. Turim, bičiuliai. Ir panašu į mano asmeninį rekordą. Valio. Ai, kaip gerai. Super, turim šamuką. Oi. Super katukas atlaikė. Oi. Nu ką, pradėjom nuo ešerio. Sekantis šamas ėjo. Dabar liko starkis ir lydeka. Visai realu pagauti. Super priešininkas, bičiuliai, super. Oi, va ir katuką apžuvinau su šamu. Kaip ir planavau. Oi, kaip gerai. Nu ką dabar, tvarkysimės. Super. Rankytė tai pakirta. Jėgos turi. O, bičiuliai. O, koks šamėkas. O, gražuolis. Guminukas. Baiton suveikia. Standartinis mano. O. Ištrauksim. O, bičiuliai. Šitas man jau trečią šamą dovanoja. Aišku, vieną galima neskaityti, kuris pabėgo su tokia guma, bet šamam jinai patinka. Super. Nu ką, eisiu dabar ant liniuotės. Pasimatuosim, pasižiūrėsim, ar yra mano rekordukas. Nebuvo didelis. Apie 1,10 m, 1,15 m, kažkas tokio. Tai aš manau pasigerinau. Dabar pasižiūrėsim kiek. Dar kartą. Gražuolis. Šamukas. O, super priešininkas. O. Taip, ir kągi turim. Metras 22. Beveik 1,23 m. Galiauja laisvė. Viso labai smagus priešininkas. Nuostabu, chebrytė, nuostabu. Dar ne vakaras, dar gali papulti. Visai greit sumedžiau šitą šamą. Neužtrukau. Ką, naujas rekordas, 1,23 m. Reikia gerintis, neįspūdingai. Nu, dažniau reikia važiuoti šamų pagaudyti. O ne tik lydekų. Tai va, atsispyrėm, biškį pasigerinom, važiuojam toliau. Dar liko starkis ir lydeka. Ir būsim surinkę savo plėšrūnų šitame ežere. Nuostabu. Važiuoja publika. Nu, šitas Baiton guminukas tai man kol kas favoritas šamams. Super ima. Negali šamai atsispirti. Ką reikia pabandyti, gal dar surasim kažką įdomaus. Ir oras pagerėjo. Nors dar visas šlapės, bet išdžiūsim. Šamas nuotaiką pakėlė. Gerai būtų dar kokį kabinti gerą.
Įkirtam lydekaitę. Oh my god. Sudraskė mano guminuką per pusę. Sudraskė mano guminuką per pusę ir pagavom lydekaitę. Nedidelė stovėjo. Kas liko iš baitono. Jau starkiai jie sukapoja, lydekas biški. Ir kita dalis plaukia. Bičiuliai. Bičiuliai, lydekaitė. Ir keliauja namo. Nėra ką matuoti. Apie 60 cm. Nu ką, beliko tik starkį pagauti. Ešerys yra, šamas yra, lydekai yra. Liko starkis ir būsim įvykdę savo užsibrėžtus tikslus. Gaila, buvo labai geras guminukas. Liko dabar jo dalis. Gal dar turiu tokį. Turiu, bet kitų spalvų. Taip labai sunku pakirst buvo. Kibimas buvo ir tiesiai mane plauk pradėjo. Pajaučiau, kad kiba, bet nepavyksta nieko traukti, nes jinai plaukia į mane. Nu ką, bandom ieškoti starkio. Turim kažką turim. Starkį. Turim starkį, hebrytę. Ateik. Pavyko. Kiek čia turim? Po 11 jau. Pavyko hebrytę įvykdyti planą. Pagavom visus plėšrūnus. Įvažiavo starkis. Super. Hebrytė. Starkiukas koks. Gražuolis. Gal pasirodys kaip ir jo. Guminukas. Ir jo. Labai piktas. Gerai, neerzinam. Hebrytė, guminukas. Radau baitoną. Tokį patį, tik tai mažesnį. Ir starkiukas. Taip, hebrytė. Starkiukas. Ir turim 65, nesiekė 66. Paršiukas koksai. Gražuolis. Įvykdėm užduotį, pagavom visus plėšrūnus. Bus galima judėti į krantą po biškį. Galbūt prasiplaukus dar rasim kažkokį vieną kitą simboliuką, užmesim. Super žvejyba. Kaip nusprendėm, taip ir padarėm. Guminukas, kad ir mažesnis, vis tiek suveikė. Kažkaip šitą spalvą man geriausiai pasiteisina kol kas. Turim chebra. Turim kažką. Kągi turim, gražų starkį. Išprovokavom. Ateik. Jausi mažą šamuką. Paskui pamačiau
kitą simbolį ir užmečiau. Ir ką? Užkybo. Taip. Oi, kitą pusę. Ir gražus starkis. Va, bičiuliai. Starkiukas. Oi, atsargiai. Labai pikti jie čia. Va, toks gražuolis. Pamatuosim. Va, bičiuliai. Starkiukas. Beveik 66. Oi, koks gražuvas. Super kovotojai. Vis aptaškė. Ir kaip nežvėjosi, kaip taip kimba. Kasgi daugiau sudirbo, jeigu ne mano Baiton Venomas. Super guminukas, viską renka. Šamas, starkė, lydeka. Nieks negali atsispirti jam. Super. Jau jisai man spėjo labai patikt. Šitą spalvytę iš vis topinė. Oi, kaip gerai. O, turim bičiuliai, bet greičiausiai lydis. Jo, lydekaitė. Na, jau matėsi iš simbolio. Vis tiek norėjau ištraukti. Oi, kokia pikta pasidarė. Tik. Turim. Atsikabina. Kas daugiau, jeigu ne Venomas. Vėl pagavo žuvį. Va, bičiuliai. Tokia lydekaitė. Ne iš didžiausių, bet čia didelių kažkaip ir nelabai yra. Arba aš nerandu. 85 centimetrai. Kūda ilga. Tokia ta lydekaitė. Energinga. Nu visai puikiai. Oras ne kažką, bet žuvis kimba. Tai ką, bičiuliai, aš jau krante, žvejybą baigiau, superinė žvejyba. Sugalvojau savo tikslą, pavyko įvykdyti, tai ko daugiau galiu ir norėti. Super, tiesiog super. Tai ką, jeigu jau pažiūrėjai iki galo, paspausk patinka, parašyk komentarą, kas patiko, kas nepatiko, užprenumeruok kanalą ir susitiksim kitoje žvejyboje. Viso.